Labas rytas. Atsiprašom dėl vėlavimo, nes teko dalyvauti dar ir šio ryto Seimo seniūnų sueigoje dėl užsieniečių teisinės padėties įstatymo projekto, dėl kurio renkame parašus įtraukimo, bet apie tai vėliau. O šiandien spaudos konferencija vadinasi dėl Valstybės saugumo departamento ir antro operatyvinių tarnybų departamento antivalstybinės veiklos įvertinimo. Aš dabar jau daug nesikartosiu, bet kovo 30 dieną šios dvi specialiosios tarnybos paskelbė ataskaitas, VSD ataskaitą ir taip vadinamą grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą. Ir visi jau žinome, kad ne tik šios tarnybos pateikė tikrovės netitinkančią ir šmeižikišką informaciją apie labiausiai linksniuojamą yra du signatarus, Rolandą Paulauską ir Zigmą Vaišvilą, bet ir apie Seimo narį Audrių Naką, judėjimus Mūsų gretos nacionalinis interesas, interneto svetainės. Ir viešai komentuodamas šias ataskaitas, Valstybės saugumo departamento vadovas Darius Jauniškis, matyt, žino saugumas, ką sako, keletą kartų viešai pakartojo, kad Zigmas Vaišvila ir Rolandas Paulauskas yra buvę signatarai. Teisės įstatymuose aiškiai nesigaudančiam Valstybės saugumo departamento vadovui galiu pasiūlyti receptą, kaip mus išmesti iš formalaus signatarų statuso. Yra toks signatarų statuso įstatymas ir jo priedas, kuriame išvardinti 124 signatarai. Pateikit pataisą, tegul išbraukia 2 signatarus iš šito sąrašo ir jūsų šitų insinuacijų užsakovui, bet aš manau, kad tai yra užsakovė, kuriai nepasisekė su Ulbinaitės taip vadinama skiepų byla, tai ir bus įgyvendinta paprasta. Ir šitų spaudos konferencijų nereikės jums stebėti, vargintis, nes bus atimtas ir iš manęs, ir iš Rolando statusas. Tačiau, kadangi paskleista yra žinomai melaginga ir šmeižikiška informacija apie tai, nors šiek tiek susigaudantis, kaip kalbėti viešoje erdvėje valstybės saugumo vadovas, nebūtų leidęs savo pasakyti tai, kad mes, signatarai, veikiame, mūsų veikla yra grėsmė valstybei. Todėl vakar įteikiau Seimo pirmininkė ir Nacionalinio saugumo komitetui, Seimo Nacionalinio saugumo komitetui, kuriam vadovauja Artūras Paulauskas, pirmas mūsų generalinis prokuroras atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje, prašymą, kad tai yra jų kompetencijos klausimas. Nacionalinio saugumo komitetas vykdo parlamentinę priežiūrą šitų institucijų, tiesiog išsireikalautų duomenis, kurių pagrindų visa šita neteisybė yra šmeižikiška neteisybė paskelbta ir įvertintų šitų 2 tarnybų ir jų vadovų veiksmus. Jeigu turi, tai seniai šita medžiaga turėjo būti prokuratūroje ir pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kadangi ponui Jauniškiui ir kitiem jau rodžiau generalinės prokuratūros pažymas ir ikiteisminio tyrimo nutarimus, kad visi šitie asmenys interneto svetainės nevykdo jokios antivalstybinės veiklos. Tai dar atkreipiau dėmesį ir prokuratūros, į kurią kreipiausi kovo 31-ąją, ir Seimo dėmesį į tai, kad pernai metų rugpjūčio 3 15 min publikacija identiško turinio praktiškai. Sausio 24 kovo 13 ir balandžio 3 LRT televizijos programa Savaitė, vėl identiškos formuluotės, identiški teiginiai, kurie yra tiražuojami masiškai žiniasklaidoje, yra faktiškai tie patys. Todėl yra visiškas pagrindas manyti, kad kaip prisipažino ikiteisminėme tyrime dėl mano, Kazimiero ir kitų antivalstybinės veiklos,
kuris baigėsi tuom, kad mes nevykdom jokios antivalstybinės veiklos. Liudytojo Pancerovo prisipažinimuose yra aiškiai pasakyta, kad jis gavo ir iš vienos iš valstybinių struktūrų pasikvietus į šią medžiagą ir ją paleido. Manau, kad yra pagristas pagrindas manyti, kad tai skiepų byla numeris 2. Dėl to prokuratūrai, kad būtų lengviau dirbti, pateikiau vakar pagrindinių interneto svetainių straipsnių nuorodas, keletą komentarų, nes masiškai pradėtas kurstimas, nesantaikos kurstimas Lietuvoje po šių publikacijų, už ką valstybės saugumas tiesiogiai atsakingas, o šiuo atveju valstybės saugumo vadovas insinuoja kurstimą. Jis atsisako paneigti, jis susitikime sako, taip, neteisybę pripažįsta, bet jis atsisako paneigti, atsisako keisti šių taip vadinamų dokumentų turinį ir atsiprašyti apšmeižtų asmenų. Todėl yra klausimas darbotvarkėje yra dėl tų vadovų pakeitimo, tai viena. O pats įdomiausias, siekiant išaiškinti visus tų skiepų dalykus, yra klausimas, aš dabar žiūrėsiu, kaip dirbs valstybės saugumo departamentas ir Seimas kontroliuos be abejo, nes privalo kontroliuoti, kaip tirs antivalstybinę Lietuvos Respublikos prezidentės veiklą, kuri iki šiol yra Rusijos federacijos valstybės paslaptis. Tai yra asmuo teikiantis žinomai melagingus paaiškinimus Vyriausiai rinkimų komisijai, klastojantis savo biografiją. Štai 2014 m. balandžio 24 prezidento interneto svetainėje oficialiai suklastota, kad jinai buvo 91 metais, ne 91 metais, kai buvo visose jos biografijose, Briuselyje ir kitur nurodyta, JAV Georgetowno universitete, o atseit 92. Kai tikrai čia dirbo Lietuvoje tarptautinio ekonominio santykių ministerijoje. Meluojama nachališkai į akis ir klausimas be abejo yra susijęs su klausimu mano, į kurį gavau Rusijos užsienio reikalų ministerijos atsakymą, kad jie informacijos neteiks apie jos darbą 91 metais Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos ambasadoje JAV. Ir paskutinis akcentas tai yra tai, tie, kurie iki šiol mano, kad šitos spaudos konferencijos ir visos mūsų iniciatyvos yra beviltiškos, skaitykite Delfi LT vakar dienos, kuriame atspausdintas signataro visų pirma Bronislavo Genzelio didžiulis darbas įdėtas ir signataro Aloyzo Sakalo publikacija, kurioje dar 2 signatarai reikalauja iš prezidentės paaiškinimų ir prisipažinimo. Jeigu Delfis, kuris tyčiojasi iš mūsų iki šiol, naudojo vyredaktorė savo veidaknygėje necenzūrinius žodžius, atsiprašau, bet citatą pasakysiu, kaip ten šut portaliai, taip. Tai šitie šut portaliai privedė Delfį iki tokios stadijos, kad Delfis atspausdino šitą straipsnį. Todėl rinksime ir parašus paskutinėje savaitę, bet apie tai vėliau. Žodis Eugenijui Paliokui, kuris nori pristatyti Birželio 3-osios požiūrį, grupės požiūrį į tikrasias grėsmės valstybei. Aš greičiau pristatysiu savo požiūrį ir paaiškinsiu, kaip atsidūriau čia ir kaip man labiausiai atrodo, kas man nepatinka, santykyje su, norėtųsi sakyti, mūsų valstybės saugumo departamentu. 2015 metų birželio 3 Lietuvos mokslo akademijos salėje. Aš daug metų dirbau Lietuvos mokslo akademijos institute matematikas. Vyko susirinkimas paminėti
prieš 27 metus ten vykusiam susirinkimui, kurio metu įsikūrė Sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Tai yra atsirado judėjimas, kuris mus atvedė galop labiausiai jis į 90 metų kovo 11, į nepriklausomybę, tai yra ir į šiandieną. Beje, tas susirinkimas jau buvo primiršęs 1988, kuriame aš nedalyvavau. Buvo Lietuvos mokslo akademijos, komunistų partijos atviras susirinkimas. Ar ne taip? Ar turi omeny Birželio 3-osios? Birželio 3. Ne, tai buvo mūsų mokslo akademijos jaunimo inicijuotas. Buvo tokia komisija dėl ruošiamų Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos konstitucijos pataisų ir mes išprovokavome tą komisiją, kad jie pristatytų savo projektus, pasiūlymus, toks briefingas buvo, pristatymai, klausimai, atsakymai, kurių išdavoje ir gimė Sąjūdis. Labai ačiū. Na, man tai tokie dalykai svarbu, nes tada aš ten nedalyvavau, tik tai pirmame Sąjūdžio mitinge buvau, į kurį beje vienas pažįstamas perspėjo neiti, nes tenai saugumas filmuos. Tas pažįstamas vėliau tapo politiku ir gana žinomo ir dešiniuoju. Taigi prisimenu tos laikus, todėl kad pernai jau daug kas man nepatiko, kas vyksta mūsų Lietuvoje, dėl kurios pergyvenau. Taigi į šitą susirinkimą pernykštį Birželio 3 atėjau. Na ir tame susirinkime gimė šitą Birželio 3 grupė, tiesa, kuri dabar mano didelį nuostabai linksniuojama spaudoje kaip vos ne antivalstybinė, kai tuo tarpu ten susirinko žmonės, kuriems rūpėjo būtent valstybė, būtent Lietuva. Taigi dabar porą žodžių apie tai, ko negirdžiu iš norisi tikėti mūsų valstybės saugumo departamento, skirtingai negu kad tas saugumas, kuris filmavo Sąjūdžio mitingą, kuris tuo metu, matyt, taip ir vadinosi KGB. Taigi, apie mūsų dabartinį valstybės saugumo departamentą, kuris, matyt, ne KGB ir ne FSB, yra pamatyti, tai mūsų Lietuvos valstybės saugumo departamentas, kuris įvardindamas grėsmės mūsų nacionaliniam saugumui, neįvardina štai kokių dalykų, kuriuos aš matau. Taigi, Lietuva spaudoje argumentuotai tarptautinių organizacijų įvardinama kaip esanti trejete sparčiausiai nykstančių pasaulio valstybių po Puerto Riko ir Latvijos. Lietuva pasižymė sparčiausią integraciją, emigraciją. Lietuva sugeba užimti pirmąsias vietas pagal alkoholio suvartojimą. Lietuva, šitą sakiau kelis metus šios duomenis, užima pasaulyje pirmąsias vietas pagal savižudybės.
jau išvardinau 4, jeigu neklystu, pirmavimo rodiklius. Jau atrodo pakaktų, nepaisant to, dargi Lietuva pirmauja Europoje pagal korumpuotumą. Ir netaip seniai sužinojau, vėlgi oficialius duomenis, kad Lietuva yra pirmoji Europoje pagal kalinių skaičių 100 000 gyventojų. Na, kaip sau norite, man atrodo, kad tai yra tikrosios grėsmės mūsų nacionaliniam saugumui, jeigu mes šitokiu keliu dar, aš bijau net laiką įvardinti, nors kiek keliausim, nebebus prasmės toliau laikyti nei tokį departamentą, kuris vadinasi Valstybės saugumo departamentas, nei kitokias institucijas, skambiai vadinamas. Dabar, jeigu neklysiu skaičiuodamas, aš išvardėjau 6 pirmavimo rodiklius, kabutėse, pirmavimo. Na, iš tikrųjų nemanau, kad taip galėjo nutikti be priežasčių. Niekaip nepatikėsiu, kad taip nutiko atsitiktinai. Taigi, štai ir pasigendu iš mūsų Valstybės saugumo departamento nors kokios analizės, kodėl šitaip atsitiko ir ką reikia keisti. O dar norėčiau pasakyti štai ką. Mūsų Valstybės saugumo departamentui yra tokia valstybė Izraelis, jie turi savo saugumo struktūrą Mossad. Daugelis girdėjo, yra panašiai skambanti Mossad abreviatūra, trumpinys. Yra panašiai skambančios jų tvirtovės pavadinimas Masada, kur yra mūsų Pilėnų analogas. Jos gynėjai kadaise pasielgė lygiai taip kaip Pilėnų gynėjai. Ir taigi labai linkėčiau mūsų Valstybės saugumo departamentui tapti arba, tarkim, įgyti tokį pavadinimą, tarkim, su į ilgąja, Pilėnai. Ir tapti tokiu, kad jie iš tikrųjų gintų mūsų Lietuvą ir jos nedraugai arba priešai būtų tikri, kad gaus iš to Valstybės saugumo departamento tokios pylos, kurios nusipelno prisimenant mūsų protėvių žygdarbį Pilėnuose. Dėkui. Manau, kad visų pirma, Valstybės saugumo departamentui reikia nueiti išpažinties. Ir pradėti reikia nuo amžinatilsio Vytauto Pociūno. Aš labai gerai atsimenu, tai yra žmogus, kuris gilinosi į tai, kas vyksta mūsų ekonomikoje, jos išparceliavime ir jos atidavime užsienio jėgom. Ir po jo žūties Baltarusijoje, kilus čia visų pirma dešiniųjų dideliam politiniam klyksmui, jis nutilo, žinote, po kokios
situacijos. Maždaug po savaitės Baltarusijos generalinė prokuratūra Minske spaudos konferencijoje pasakė maždaug tokius žodžius. Jeigu jūs, Lietuva, bandysite politizuoti šį klausimą, mes pasakysime, kaip buvo iš tikrųjų. Lietuva nuo tos provokacijos įvykusios Inturisto viešbutyje, kur viskas dokumentuojama, įrašinėjama, garsas ir visa kita, puikiai turi Baltarusija visą informaciją, tapo tikrąją, ta prasme, žodžio įkaitę. Baltarusijos valdžios įkaitę. Ir visuose šituose insinuacijose, aš labai prašau nepainioti dviejų dalykų - valstybės ir valdžios. Ir vakar nespėjau visą laidą pamatyti, pamačiau pabaigą Teisė žinoti. LRT tokia laida, žinot, yra. Ir aš kažkodėl vakar suvokiau, kodėl ji taip vadinasi. Sėdi nepakeičiamas pseudoelitas ir postringauja. Taigi jie tik turi teisę žinoti, o mes tie niekingi žemės vabalai, kurie drįstame dar apie kažkokius referendumus svaičioti. Suprantat, trukdyti Visagino atominės elektrinės aferai, Skalūno ir kitiem parašus kažkokius rankioti. Įsivaizduojat? Man labiausiai patiko vidaus reikalų ministras dar, atrodo, Saulius Skvernelis, kuris dar būdamas niekas, jis jau žino, kad jis yra būsimajame Seime ir sako, mes čia dalyvausim, čia su tais, čia viską reikiuosim. O ne velnio, ponas ministrė, neišrinks jūsų, nes tauta atsibudo, tauta mato visas šitas veidmainystės, nes prisipažįsta neskaitęs programos, nesvarbu kas. Ir visi, ir kairė, dešinė sutarė, viskas, valstiečiai tinkamas, erzacas, atsiprašau, kito žodžio nerandu. Ne valstiečiai, šitą partiją, kuri susidarino būsimą koaliciją, nesvarbu kas, jie jau mato. Bet klausykit, o kodėl staiga Delfyje toks straipsnis? Ir svarbiausia, vakarykštėje laidoje jie nebežino, ką pasakyti. Jie kartojasi. Jie neįsileidžia kitos nuomonės. Jie užsiciklino savyje. Beviltiška. Ne tik valstybės saugumo vadas beviltiškas, bet visa šita grupuotė yra beviltiška. Ir štai šiandieną dalyvau seniūnų sueigoje. Šiaip taip pavyko dar išgauti Seimo pirmininkės Loretos Gružnienės patikinimus, kad ir Seimo narių Audriaus Nako ir Valerijaus Simuliko įregistruotas projektas, kurį prieš 2 savaitės paliko nesvarstyta dėl laiko trūkumo. Galbūt kitą savaitę pabandys įterpti į darbotvarkę. Dar vienas atsarginis variantas, Rima Baškienė pasižadėjo mišriosios frakcijos vardu opozicijos vardu pateikti privalomą variantą. Paskutinę balandžio savaitę išgirdau iš tų, kurie drįsta vadintis Tėvynės sąjunga, patyčia, kokia čia opozicija, mišrioji grupė, parodykim parašų rinkimų, kas tai yra žmonių nuomonė. Ir dar viena grėsmė, Eugenijau, kurią norėčiau paminėti, tai yra mūsų pačių baimė kalbėti apie tai, kas iš tikrųjų vyksta. Mačiau praėjusios sekmadienio panoramą savaitę, tas LRT laidas, ir ar jūs atkreipėte dėmesį, kad toliau nuolankiai šitų nelegalų perkelimo klausimas mūsų valdžia linkčia, nuolankiai vyksta procesas. Pasakysiu vakarykštę naujieną. Be visokių legalių, nelegalių perkelimų Vilniuje, pavyzdžiui, vėl planuojama nauja mokyklų pertvarka, tinklo pertvarka ir pasirodo tokie duomenys, kad jau, pavyzdžiui, turkų bendruomeniai, aš nieko prieš ją neturiu, jeigu jie teisėtai tvarkingai atvyko, bet faktai yra tokie. 800 000 mūsų lauk, apie tai, ką šnekam,
o kitos bendruomenės atvyksta. Jau šitai bendruomenė reikės Vilniuje visos mokyklos. Tikrai nieko prieš neturiu, jeigu jie tikrai yra lojalūs mūsų santvarkai, įstatymam ir visa kita, jie yra aktyvūs. O mūsų valdžios beviltiškumas verčia nusivilti mūsų žmonės ir išvykti. Vakar po pietų išgirdau LRT radijo laidoje fantastinę formuluotę. Negirdėjau laidos pradžios, tai buvo maždaug 15-20 kelios minutės. Įsivaizduoju, gerbiamas Eugenijau, postringauja vienas toks veikėjas, kalbindamas, žurnalistė kalbina į Daniją, kitur išvykusius mūsų emigrantus, kodėl jie čia grįžta susitvarkyti dantų ar kitų medicinos paslaugų. Ir žinot, ką pasakė šitas politologas, ne politologas, nežinau, bet paklausykit visą radijo laidą. Jis pasakė, labai gerai, kad išvyko, nes kitaip Lietuva nebūtų sugebėjusi suteikti jam darbo ir būtų, ko gero, gal net įvykus revoliucija Lietuvoje. Jo, nėra Eugenijau ką komentuoti. Žodis parašų dėl užsieniečių teisinės padėties įstatymo lapkričio 26 priimtų pataisų panaikinimo koordinatoriui Kazimierui Juraičiui. Taip jau sutapo, kad kai buvo čia pristatoma ataskaita garsioji VSD, aš čia sėdėjau ir taip jau sutapo, kad išvakarėse padaviau prašymą generaliniai prokuratūrai ištirti bylą pagal 170 baudžiamo kodekso straipsnį dėl kiršinimo, kurstymo, skatinimo susidoroti nusikalstamai grupuotei, kurios veidas yra Algis Ramanauskas. Jo pasisakymas Facebook'e, kurio nekartosiu, jau ir Lietuvos ryto televizijoje nuskambėjo ir Rusijos žiniasklaida, aišku, pasigrėbė jį. Ir taip jau sutapo, kad tą patį pareiškimą aš išsiunčiau nežinodamas darbotvarkės, kokia bus, kad bus ataskaita pristatoma visiems Seimo nacionalinio saugumo komiteto nariams. Ir kai paklausiau Artūro Paulausko, ar jis neižvelgia grėsmės tokiem reiškiniam, kur atviras skatinimas susidoroti į didžiulę grupuotę, kuri tą ragina daryti. 300 žmonių aktyvių, plus 10 000 laikų, nelabai aktyvių pasyvių. Tai jis pasakė, aš neteisėjas, reiškiniais neižvelgia, nedelsiant reikia, nors pavyzdžiui, signataro atžvelgiu, jis įžvelgia, jis gali nuteisti. O kažkokiu kitokiu grupuočiu jis neižvelgia, čia teisėjas. Vienintelis žmogus, kuris atsakė iš nacionalinio iš to komiteto, tai buvo Andrius Mazuronis dar, kuris parašė tokią frazę, aš manau, kad tokiem reiškiniam reikia tiesiog nekreipti į juos dėmesio ir jie tada patys nunyks. Aš pritarčiau gerbiamą Andriui, jeigu tai būtų pavieniai dalykai, reiškiniai. Tačiau papildydamas šitą medžiagą, prieš kelias dienas gavau iš prokuratūros generalinės pranešimą, kad mano šitas prašymas perduotas jau tyrimui į apylinkės prokuratūros. Šiandien šauksme ekspertą nusiunčiau, kas norite, galite pažiūrėti, istoriją šito genezės dalį, šito reiškinio besivystančio. Reiškia, prieš 2 metus Algis Ramanauskas su savo partijos kolega Tėvynės sąjungos Andriu Užkalniu, kurie yra daug kur portale, daug žiniasklaidos priemonėse reiškėsi. Jie atvirai kalbėjo apie tai, kad ir su Račiu buvo pokalbis. Ten yra 3 tokius epizodus pateikė, papildomą medžiagą. Viename iš jų šitas Ramanauskas sako, kad susidorojimus jam užsakė saugumo departamentas. Kitose jis prisipažįsta, kad veidaknygės jo yra, tai yra šešėlinė informacijos priemonė, kuri tik tai dėl netobulumo teisėsaugos yra nepripažįstama kaip žiniasklaidos priemonė ir dėl to jis būdamas chuliganu dirba Tėvynės sąjungos naudai tokiu būdu. Na ir per 2 metus nebaudžiamumo, čia vėlgi cituoju patį poną Algį Ramanauską, jo veidaknygių lankytojų, gerbėjų, sekėjų skaičius išaugo daugiau kaip 2, nuo 30 iki 70. Tas yra... Tūkstančių, atsiprašau. Čia pakeliui yra klausimas.
Rimas klausia, ar senukų įkūrėjas Augustinas Rakauskas užsiima propagandą ir žudo laisvę, cenzūrą, žinių radijos pagalbą? Kategoriškai taip tvirtinti negaliu apie poną Augustiną Rakauską. Galbūt jo verslumo dvasia liepia galvoti, kad verslas nekvepia, pinigai nekvepia. Bet schema, grubiai tariant, yra... Bet Kazimierai, tie pinigai yra iš valdiško biudžeto, manau, už ką yra Taip, tai čia aš atsidėkojama. Kaupiu ir teikiu prokuratūrai, dabar jau apylinkės, tai čia ar jisai tą asmeniškai daro, ar jisai tiesiog užmerkia akis, tai čia turbūt teisėsaugos organų yra darbas nustatyti, o mūsų reikalas yra, kaip pastebėjau, visą tą apimtį. Aš visiškai netyčia atsitiktinai, impulso vedamas įsivėliau į tą kovą, bet aš pastebėjau apimtys ir kokios jos yra didžiulės, organizuotos. Tarkim, paskutinis pavyzdys. Jūs interviu prieš einant į Visuomenės saugumo departamentą, darėme interviu, filmavome iš dalies nujausdami, iš dalies papildydami tą medžiagą, kadangi radijo interviu, gavosi taip, kad vėlgi Augustino Rakausko tas žinių radijas tendencingai, neetiškai, žurnalistas dirbo, akivaizdžiai matosi, ir mes papildėm to filmuko, žaibiškai mūsų tą YouTube filmą užblokavo, kaip daiktinį įrodymą vienintelį medžiagos, kuris galėtų padėti kautis. Toliau tinklui gilinantis, kas čia per tinklas, kaip jisai funkcionuoja, išaiškėja, kad YouTube atstovybė Lietuvoje irgi kontroliuoja jie, žiniasklaidos finansavimą irgi kontroliuoja jie, valstybinė televizija irgi kontroliuoja jie. Ir tokiu būdu gaunasi labai panašus į mafijos principą. Yra finansavimas, yra politinė jėga, tai yra Tėvynės sąjunga, nedrįstų teikti, kad jinai konkrečiai vadovauja, tačiau jos lyderiai nepasisako šitokių reiškinių atžvilgių. Tai ką mums manyti? Kai jie atsiribos ir pasisakys, mes galbūt galvosim kitaip. Plius jie dabar plečiasi, galvoja, koalicijas planuoja su Valstiečių sąjunga. Tai vadinasi, jeigu teisėsauga nestabdys, tai yra reiškinys kaip epidemija plėsis. Nu, kaip epizodiniai dalykai, kaip teisėsauga tvarkosi, tai galiu paminėti, štai prieš kelias dienas gavau atsakymą į mano kitą prašymą iškelti baudžiamąją bylą, tai yra praeitų metų spalio mėnesį, po vieno mano straipsnio Lietuvos savanoriai tobulinasi Šveicarijoje, toks pseudonimas Pozitronas paragino savanorius stoti į ISIS gretas už labai didelį atlygį kovoti prieš Asado režimą. Na, žinoma, mūsų portale pasirodo tokie dalykai, parašau pareiškimą į generalinę prokuratūrą, vėl nusinčia į komisariatą. Komisariatas gaunu atsakymą, kad atsisako kelti, bet kaip vyksta tyrimas. Na, labai trumpai ir koncentruotai. Jūs įsivaizduokit, mes patys nurodėm, kas už Pozitrono slepiasi, ID, adresą, ten nesunku buvo tą nustatyti. Na, įsikviečia į komisariatą žmogų. Ar tu rašei? Ne, nerašiau. Kiek kompiuterių turi? Vieną. Nu, duok mums čia, kietą į diską paduodu telefoną, paduodu telefoną. Nustato, kad šitas straipsnis įdėtas iš Vokietijos ID, aš to dalyko nedariau, nu viskas, būk laisvas, vaikščiok. Na, tai, žinot, tai čia ir dar prisimenant tas visas Bražuolos bylas, Abramavičius susprogdinimai, Pociūnai, tai čia aišku smulkmena. Tačiau visam tam fone, arba būtinai pasižiūrėkite, kaip galima susidoroti su žmogum, turint tokias organizuotas grupuotės. Pažiūrėkit puslapį Račias Today, kur grinai nukopijuoja žmogaus veidaknygę ir deda visokias šlykštybės, kviesdami užeiti į namus, susidoroti. Jo vardu kažkas deda. Jo vardu ir neįmanoma. Praeitą savaitę pabandžiau vėlgi, prieš pristatydama šitą viešai reikalą, pabandžiau suorganizuoti, keliasdešimt žmonių pabandė užblokuoti, ten nieko nesigauna, jie toliau tyčiajasi, absoliutus nebaudžiamumas. Tai priimkite šitą mano šiek tiek padriką informaciją kaip siūlymą B3 grupiai svarstymam tolesniai veiklai, kadangi čia yra tiesiogiai grėsmė visuomenės ir valstybės saugumui.
Va, dar jeigu galima dėl parašų rinkimo. Aš tai prieš pereinant, apibendrinant šitą klausimą, noriu pasakyti, mūsų visų abejingumas, Mūsų visų abejingumas priveda prie to, kad sudegintas režisieriaus Rimo Tumino namas kovo 11 šventės skiria to namo likučių išvalymui. Ir niekas apie tai nekalba. Jums dar kam nors kyla abejonių, kad tai nutiko dėl šitos isterijos kurstymo. Ir prieš perinant prie parašų, gerbiamas Pijus klausė, ar nemanot, kad šitas purvas buvo ant jūsų ir kitų išpiltas, tik padarė reklamą, nes Kasčiūnas pasakė, kad neperžengsim 5% ribos į Seimą. Tai aš tik pasakysiu taip, baimės akės didelės dėl to, nors tai nebuvo Lietuvos ryto televizijos laidoje ta tema, bet taip politologų pristatomas asmuo Kasčiūnas, jis išsidavė, kas jiem skauda. Aš manau, tie, kurie dabar dar iki šiol drįsta vadintis Tėvynės sąjunga ir drįsta teikti, kad jie perėmė Sąjūdžio idėjas, jie pasisavino, o ne perėmė. Tai jie eina sparčiai žingsniais į visiškai istorinę užmarštį ir aš manau po Seimo rinkimų į normalų teisinį šitų žingsnių įvertinimą. O kad prasideda pasikeitimai jau dabar, nesulaukus net Seimo rinkimų, tai matome akivaizdu, net jeigu konjunktūriškas Delfis keičia poziciją Lietuvos prezidentės atžvilgiu, tai pasako labai daug, todėl visus kviečiu būti pilietiškais, o pilietiškumas tai yra ir tai, ką darome su parašų rinkimu. Dar klausimai, kur galima atsisiųsti žinių radijo užblokuotą video? Dabar jį rodo, išgelbėjo šitą medžiagą ekspertai EU, bet kadangi aš parašiau vakar prieš ieškinį motyvuotą, aš manau, kad laiko klausimas, kada jį atblokuos, bet dabar galima jį pažiūrėti ekspertuose EU. Kaip sekasi rinkti parašus? Ši akcija artėja į pabaigą. Ketvirtadienį pagal Danguolės Tautvydienės sudarytą maršrutą žadu pervažiuoti Lietuvą ir surinkti lapus tie, kurie dar neatsiuntė. Kviečiu visus parašų rinkėjus susisiekti jau su savo koordinatoriais vietiniais, sutvarkyti, gražinti po truputį, neskubom, bet po truputį lygiai ketvirtadienio lapus. Mes tikimės penktadienį suvesti rezultatus, o kaip sekasi rinkti, tai aš manau svarbiausia rezultatai. Dabar gal neverta burti iš kavos tirščių, kai surinksim, tada žiūrėsim kitą savaitę, paskelbsim rezultatus. Bet žodžiu, šią savaitę ketvirtadienį renkam, tvarkom apskaitą, tvarkingai pagal įstatymus veikiančius VRK reikalavimus sudedam ir pirmadienį iš ryto nešam, kadangi šeštadienį yra 9 diena nedarbo, tai mes jau negalim per išeiginės rinkti, bet pirmadienį nešam sutvarkytus. Ir aš noriu pakviesti, kaip ir žemės referendumo atveju, prieš pat pabaigą, kad aktyviai naudotumėmės internetiniu pasirašymu. Dėl to kviečiu visus į b3g.lt interneto svetainę arba lietuva2.lt interneto svetainę ir pasinaudoti šią paslaugą. Primenu, kad žemės referendumo atveju paskutinėmis dienomis buvo toks ažiotažas, kad strikte strigo. Tai kviečiu nelaukti paskutinės dienos, o tą ažiotažą daryti jau nuo šios dienos. Ačiū.